Na, kiekvienas vaikas yra skirtingas ir paprastai vaikai skirstomi iki mokyklinio ir jau mokyklinio amžiaus vaikus, bet ir iki mokyklinukai yra nepaprastai skirtingi. Kai jau šnekame su iki mokyklinio amžiaus pedagogais ar vaikų tėvais, tai dažniausiai išskiriame vaikus iki 3 metų ir vyresnius negu 3 metų. Tai aš manau, kad iki 3 metų geriau nereikėtų rizikuoti ir tėveliam paėmus vaiką už rankos bėgti kartu. Tačiau, kai jau vaikui yra daugiau negu 3 metai, jau galima bandyti su juo kalbėti, ar jisai nenorėtų bėgti savarankiškai. Neabejoju, kad jau tokio amžiaus vaikų yra, kurie net patys pasakytų, kad nori bėgti savarankiškai. Bet ir tokiu atveju, net kai vaikas pasako, reikia labai įvertinti vaiko savarankiškumo lygį, vaiko jautrumo lygį, ypač kai jis atsiduria dideliame būryje nepažįstamųjų. Nes viena yra bėgti tėtei ir mamai plojant savo namo kieme, o kita yra, kai aplink yra keliasdešimt vaikų, kurių vaikas nepažįsta, ir dvigubai tiek suaugusių, jeigu dar seneliai ateina pažiūrėti, tai tada vaikas gali pasijusti labai nejaukiai. Aš manau, kad drąsiausia vieną paleisti jau kokių 5 metų vaiką, tokioje nepažįstamoje aplinkoje, tarp nepažįstamų žmonių. Jeigu vaikas yra jaunesnis, 3-4, tai reikia labai įvertinti. Dar reikia įvertinti ir vaiko savipagalbos gebėjimus. Jeigu jis užsinorėtų į tualetą, jeigu jam staiga bėgant pasidarytų baugu, jeigu jis atbėgęs iki finišo nepamato iš karto mamos ar tėtės, ar jis gebės sustoti, palaukti, įvertinti situaciją. Žinoma, niekas geriau už tėvus nepažįsta savo vaiko, taigi tiesiog norėčiau palinkėti ne spontaniško sprendimo, o sąmoningo sprendimo, įvertinant ir įsivertinant vaiko gebėjimus ir vaiko charakterį, kad bėgimas būtų švente, o ne streso kupinų patyrimų.